Ir jau paskutinė ketvirta stadija, tai yra momentas, kai moteris pirmą kartą ištaria žodžius, kad galbūt mums kartu nepakeliui. Tai gali būti bet koks užsiminimas apie kažkokį santykių baigtumą. Ir tai tiesiog neįmanoma, jeigu jau taip nutiko, kad tu staiga imsi ir atsidursi bet kurioje kitoje išlikusių 3 stadijų. Niekas tau rytoj jokios žinutės neparašys. Čia jau yra dugnas, absoliutus ir tai yra ilgam. Bet prieš keičiant moters būseną ir jos situacijos vertinimą, mums svarbu išsiaiškinti, kiek daug įtakos čia turi hormonai. Esmė tame, kad pačiame pirmame etape tu taip stipriai ją jaudini, kad bet koks tavo dėmesys iškart kelia džiaugsmą. Antrame etape jie tiesiog nepastebi tavo minusų. Manau, kiekvienas prisimenam, jie net kažkaip su šypsena visus tos tavo trūkumus numeta, lyg kažkokį bairį, bereikšmį dalyką ir juos visiškai ignoruoja. Tu toks pat. Aš noriu čia užakcentuoti, kad vyras tai nepasikeičia. Pirmame etape jie apstulbus, minusų nėra, bet vos tik visas hormonų pliūpsnis pradeda rimti ir staiga ties 3 etapu jau kažkas pradeda užknisti, jau kažkas nusibodo. Šiame etape jie jau gali sakyti, kad aš prieš tai kentėjau, jie galėjo dėl kažkokių įvykių šypsotis, o dabar tai patampa pretenzija. Ir tu lieki toks nesusipratęs. Tu man 3 metus kodėl negalėjai to pasakyti? Nu, o taip tiesiog gavosi, nenorėjau sakyti, ne?